Kupiškėnai vis skundėsi kavinių stoka ir štai viena po kitos jų atsidarė bent 3. Prie Kupiškio Marių terasa, Kupiškio Vytauto gatvėje kavinukas, o už Lietuvos pašto iš kiemo pusės Magiškas skonis. Tema Info LT pakalbino naujos kavinės Magiškas skonis direktorių Algirdą Dovydą. Esu gimęs ir augęs Kupiškyje, daug visur keliavęs, dirbęs ir panašiai. Susiradau draugę, kaip jau dabar yra žmona, laukiam vaiko. Na ir jai labai patinka kepti, konditerija, viską, tiesiog ragavau viską, valgiau, visi labai gyrė, giminės, artimieji, kol pagaliau sugalvojom bandyti kažką tai savo. Na, išgirdom tokią žinią, kad vienas žmogus, neminėsiu gal vardo, parduoda buvusią savo kepyklėlę, patalpas, ta prasme. Ir aš jam paskambinu, paklausiau, kiek jisai norėtų už tas patalpas, bet jis pasakė, kad nieko neparduoda, tiesiog ieško žmonių jaunų, kurie norėtų tą verslą sukurti. Ir jisai mums padėjo, pasiūlė šitas nuomoti patalpas, papasakojo, kaip nuo ko pradėti, kaip ką daryti ir viskas to prasidėjo. Čia yra kepyklėlė, kavinukė ir parduotuvė, kurioje galima apsipirkti natūralių šviežių sausainių, bandelių, tortų, kibinų, atsigerti natūralaus sultinio kavos. Mūsų gaminiai visi yra natūralūs, iš geros produkcijos ir šviežus. Viskas kepama vietoje yra, nieko nesivežam iš kitų jokių kepinių ir panašiai. Ir dauguma receptų yra iš senų laikų, močiutės, žmonos. Visiems patinka. Na, firminiai gal pas mus tortai. Va toks vienas iš mūsų, kur nebėra beveik tinginių Napoleonas toks vadinamas. Labiausiai žmonės perka kasdieną bent po 4 tortus parduoda. Girdėjau, kad visi daug šneka apie tas bandeles su dešrelė, kad visi labai skanios visiems, kurias pagaminu pats. Vienintelį dalyką. Galvojom iš pradžių prekiauti ir važinėti į turgus, mugės, visur, bet kol kas klientų labai daug ir čia vietoj, tai nevažiuojam kol kas niekur. Gal kol pradžia viską, kai klientai prims, tada pradėsim daugiau mugėse po turgus važinėti, panašiai. Jo, pinigų atžvilgių buvo baisu. Aišku, ir dabar baisu dar. Nu, bet ką darysim, pradėjom, nebesustosim.